Dariaus ir Girėno. Todėl Pundziui ir jo talkininkams metų Liepos mėnesyje, kada likus iki Kauno oro uosto. Kurioje nereikėjo mokėti už mokslą. Ir tokiu būdu jis atsidūrė Rumšiškėse. Baigęs raserio kalbas yra būtent Šilelio Seinuose. 5 metų jis ten buvo vyskupu Seinuose ir jam labai ten ir palaidotas bazilikoje, o visai neseniai per ginčus, žinoma, didelius, buvo atidengtas ir jam paminklas. Labai žavėjosi kalnais, keliavo po kalnus, žavėjosi kalniečių gyvenimo būdu ir buvo nusifotografavęs su Osetinų nacionaliniais drabužiais. Kad šitą nuotrauką bus jam pati gražiausia, visų atėjusių svečius klausdavo, ar aš panašus į kaukazietį. Ir labai džiaugdavosi, labai norėjau būti panašus. O paskui pervežė, kaip kalbėjo Lenkijos bendras reikėjo padėko, ir valdžia nusileido matyt kažkiek. Ir dar eisenom. Vėliavom su mokyklom. Kristaus kančios
kelias stacijos tos vadinamos. Paveikslai arba paveikslai iš akmens, visur natūralus, nes kiekvienas autorius stiklo kurdavo nuo 3 iki 7 mėnesių. Mažesnė 3 mėnesiai, didesnė gal yra. Žvaigždyną, palei kalną Gedimino. Pasamdyta arklio. Vėliavėlis įranga dar po antrojo pasaulinio karo buvo naudojama, tai yra konkrečiai Šiaulių rajono. Žiūrėk, seselė, pro stiklo langą, kas vaikščiojo lyčiai, vaikščiojo keturolė jaunikai. Užmig mažyti, jokio žiburėlio, niekur Gyvenimas kaip jo ir kūryba. Gal tik 4 parašyti kūdikystės sapnais pavadinti apsakymėliai turi tokį šviesų, vaikišką, naivų, gražų atspalvį. Kaip ir aš stoviu įsikibus to lopšio ir matau tą joniuką gulinti lopšį, jau tokį dičkį, kuris galėdavęs atsisėsti lopšį pats save pasupuoti ir pats savo dainelę padainuoti. Tai vat joniukas pasakojama vienam iš jo tų kūrinėlių, kaip vieną dieną išgąsdino savo seserėčią, kuri jį dabojo. Vat vaikas buvo gerai primaitintas, o pavalgius tam joniukui kažkodėl labai linksma pasidarė. Tai jis nieko nelaukdamas. Biliūnų kapas Laimės Žyras. Gelbės mane broliai, vienoj šalelė jauni broliai, antroje kareivėliai, mane verkė tėvas močiut, nei broliai, nei seselės, tik mane verkė varpai vargon, teisingesni mitėliai.
suprantate, kad dvaras be reikalo nesimėtys patalpomis. Bet čia yra vienintelė menė, kur atėjęs žmonės pasako o. Ir net ir vaikai atėjęs ir laimingi. Jums užteko tik šitiems 3 kambarėliams. Buvo uosis ąžuolas. Labai daug, visur kitur rastas tas pats, tik taip architekas jau atleiskit dabartinis. Taip pat turi 163 metų, tik jau reikia vieną akmenuką į Panevėžio vyskupijos dar. Daugiausia mūsų autentikos reikia grožio sistema ir protingas medicinis narkotikais ir visų, ko jie nori Kinijoje. 20 metų vyko karai, 4 opiumo karai, kurie baigėsi kiniečių parklupdymu. Atsirado šitą žininuką reikėjo nuėsdinti, jis buvo barbariškai plastiškais dažais nudažytas, grindiniais, rudais. Operatoriai čia pasidarbavo, duok dieve 5% kokie buvo čia išlikinkus, kurie turėjo viską nulyginti, nudaužyti. Lygiai apie 5-6% buvo tų lipinių. Ir ačiū Dievui, tie statybininkai paprasčiausiai pasikeitė, jeigu teisingai suprantu patys. Lapkričio, mes dirbam žiemą, kadangi vasarą laikais čia kunigo Zakristė buvo pamokslam čia ruošiasi. Jo nebaigė, nes karaliui nusikostė 4 metus gamina. Nutraukė finansavimą. Šitas Zuberis su kompanija savo Ziperiu ir Eikmanu, vienas ant kito, nupiešiamas visas šitas vaizdelis, 210 atspalvių, organiniai vaizdai, dažai, viskas. Užduotis ne tik aprodyti dvarą, įkalbėti iš pernašas. Bet taip yra dar 2 šeimininiai, tai dar dažydeda. Šiandien, na ką, o tokie pokeliai, 60-50 metų jubiliejai ir vestuvės. Tenai matrasų sumeta per vestuvės, pas mus yra stoglangiai, jaunimas kai lieka nakvoti. Kambariai viršūnė.